Jurgėnas, kuris lietuviškos gramatikos pradininkas, Jakavičius, tai būtų ir knygnešys, ir teatrų steigėjas Rygoj, bent jau kai jis, sakykime, buvo glaudėsi Latvijoje. Ir, aišku, leidėjas, jis virš milijoną išleido visokių leidinių, bet tai buvo labai irgi ypatinga, nes tai buvo po Lietuvos draudimo laikotarpio. Ir tie kalendoriai ir visokiausia smulkioji ta literatūra tiesiog padėjo žmonėms įvaldyti lietuvių kalbą. Tai vat, daug tiražuotų leidinių. Nu ir aišku, Šidlauskas, keistuolis, bevaikščiojantis po kaimus, berandantis visokiausias senienas ir pasakojimus ir visa kita. Kai kas labai ilgai kreivai žiūrėjo, bet nežiūrint to, jis kūrė naują tikėjimą, tai būtų visuomybė. Ir jis, aišku, sudėliojo ir rytietiškus, ir, aišku, ir